Sveikučiai, atsiprašau, jei garso kokybė bus nelabai gera iš telefono. Darau, einu skambant austriškiems gongams. Einu pačiu gražiausiu šuniukų vedžiojimo taku. Tai noriu pasidalinti su jumis šitais vaizdais. Pas mus kalnų upė šniokščia, aukštas vanduo, ten yra viršui 3 ežeriukai, tai juos tokie prie elektrinės, hidroelektrinės ir ten juos nuleidinėja, kai prisikaupia. Ir va čia vaivorykštė išlinda, ten kažkur už kalnų slėnio, kitam mūsų slėnis 30 metrų eina. Ir ten gale yra perėja Silvereta ir Šveicarija. Tai vat buvo ten didžiulis ir dabar dar turbūt eina toks, nežinau, ragančikas, štormas vasarinis. Pas mus visą, tai vat, Liepos 1 šiandien, visą birželį temperatūra tarp 25 ir 32 laikosi ir labai vasariški orai. Dažnai čia perkūnijos išmeta, bet pas mus ten prasinešė keli štormai. Bet taip, jeigu pasiruoši viską, pirmą kartą kažkaip nespėjau pasiruošti, tai prilijo, gausiai į vidų, teko paskui darbą įdėti. Valant, ir tokie vat vaizdeliai. Atsimetu, tekėjom pasivaikščiot. Priešai štai 2 viršūnėlės. Vat paskutiniai video pas mane ir yra YouTube įdėta, vat būtent nuo jos, kuri tiesiai dabar yra, netak špicė. Kai nuo jos leidausi, tai dar su dviračiu. Kada tam buvo birželio turbūt pradžia, birželio gal 2 savaitė, panašiai. Va, čia telefoną reguliuoja, tai teisingai rodyti, bet gavosi. Prie upės žmonės sėdi, ten greičiausiai su staliuku ir su kėdėm. Įtariu, kad kokios nors turkiškas kilmės gali būti. Na, čia einu per džiungles, einam šitas. Ir pas mūsų vasarėlė pačiam įkarštyje. Tai noriu perduoti linkėjimus molėtiškiams. Aš jau už kiek čia greičiau negu už 3 savaičių jau būsiu Molėtuose. Ir kažkaip jau labai mačiau šiandien, kaip tik nuotrauką žiūrėjau, Molėtų miesto šventė buvo. Tai kažkaip gražių vaizdų prisižiūrėjau. Tai kažkaip labai pasiilgau Molėtų. Kažkaip į tuos Molėtus tai kaip geriausias kurortas yra, į kurį norisi nuvaryti. Tai va, linkėjimai molėtiškiai, susimatysim. Ir ką, aš toliau tada tęsiu savo metutę. Dar parodau, kaip kalnų upė. Temperatūra kažkur apie 10 laipsnių vandens. O, čia tokias su baidarėm čia plaukti gan pavojinga būtų. Va, čia yra didelė akmenis. Ir vadinama bačka sukasi čia. Tai būna apie 1,5 metro gylio, kai būna sekli upė, dabar tai ten gerokai daugiau. Na, kaip šitą vaizdą kažkaip pakeičiu. O, į kitą pusę vaizdelis. Tai vat, kas norit, galit atvaryti, bet vasarą nemanau, kad daug kas atvarys iš Lietuvos. Bet bus, mačiau, net irgi ne per būkai, neužsibūkino. Ir Mindaugai, tau linkėjimai, laukiam tavęs su tavo šeimyna. Ir kažkaip noriu dar pasakyti, trumpai. Donatui tiesai iš kaip ten Denalis jau viršūnė nebuvo, laukiam žinių. Ir noriu pasakyti, kad žiemą norit atvaryti, jau pas mane pusė žiemos užsipildė. Net niekur neskelbus ir bus. Startuoja pas mus keltuvą, žiemą naujas keltuvo, visas kalno viršus perdarytas, tai bus ten turbūt ir trasų ir visko geriau bus negu dabar yra, nors ir man dabar labai patinka. Ir metutė. Ir gerai, parodysiu geriau vaizdų dar į kalnus.
takelis, pats gražiausias šuniukų vedžiojimo takelis Austrijoje. Toliau mes brysim ten į vandenį, kur šitą upę susijungia su mažu šiltu upeliu. Ir tai, kas norite atvaryti žiemą, tai vasarį yra antra savaitė vasarį. Antra savaitė vasario ir pirma kažkur laisvutė. Tai kas norite atvaryti, gerų laikų ir sausį dar yra nemažai vietų. Prašom, organizuokitės, nes jau ten kalėdiniai laikai, vasaris ir, man atrodo, kovo pirmą savaitę, tai jau ten populiarūs laikai tai jau paimta. Tai va, čia buvo Rasius iš Muntafų. Dupištroškai selkis beprotiškai, linkėjimai visiems, geros vasaros.